Mūsų klausytojo pageidavimu išanalizavau Coca-Colos sudėtį. Ir čia nustebsite, tačiau tik 2 sudedamosios dalys, dėl kurių Coca-Colos nevartočiau. Viena iš jų – fosforo rūgštis. Kita sudedamoji dalis, turbūt nenustebsite, tai yra cukrus. Tiek cukraus yra šioje skardinėje. Pats cukrus kaip produktas nėra blogas. Blogi yra suvartojami jo kiekiai. Pabandykite suvartoti šį sausą cukrų. Turbūt sutiksite, kad nelabai patrauklu. Tačiau pabandykite išgerti šio gazuoto gėrimo. Turbūt sutiksite, kad vieni juokai, ypač vaikams. Dideli cukraus kiekiai iššaukia staigius gliukozės šuolius kraujyje, o tai yra siejama su nutukimu ir diabeto rizika. Tačiau mane labiausiai neramina tai, kad tokiuose iš pažiūros nekaltuose produktuose kaip jogurtuose ar sūreliuose cukraus kiekis yra netgi didesnis negu Coca-Coloje. Pavyzdžiui, vertinant produktus atitinkamai pagal kiekį, kai kuriuose sūreliuose, ypač su įdarais, cukraus kiekis yra didesnis 2,5 karto negu Coca-Coloje. Jei ši informacija jums buvo aktuali, spauskite patinka, pasidalinkite su tais, kuriems taip pat ši informacija gali būti aktuali ir pasiekite mūsų puslapį.